Sveiki visi, Sostinės krepšinio lygos podcastas, pirmasis šį sezoną, kuris dar net neprasidėjo, bet jau po truputėlį artėja ta pradžia ir kitoje stalo pusėje gerbiamas prelegentas, puikusis direktorius, visų mūsų labai gerbiamas, žodis gerbiamas, čia gal ir nekartą nuskambė šitam podcastą, Vaidas Indriliūnas. Šių dienų aktualiuose labai aktualus žodis. tai nežinau, ar čia yra garbė man, kad tu mane tai vadinsi, ar truputį žaidimas. Gerbiams Vaidai, vis tiek pradėsiu gal nuo kito klausimo, ne nuo visai nuo Sostinės krepšinio lygos, bet artėja gerbiamos Lietuvos krepšinio federacijos prezidento rinkimai. Ir dabar daug organizacijų iš tikrųjų tą tokį skelbia, ar ne, mes čia už tą, taip toliau. Tai gal gerbiamas Sostinės krepšinio lyga ir gerbiamas direktorius irgi norėtų kažkaip tai pasisakyti. Nu, ta prasme, Jeftokas team ar Balčiūnas team, kokia yra situacija ir koks tavo požiūris į visą šitą situaciją? Požiūris labai paprastas iš tiesų. Mane čia jau kalbino žurnalistai ir aš sakau, aš nelabai turiu ko slėpti, nes, realiai aš neturiu jokių sąsajų su nei vienu kandidatu. Ir, tarkim, aš oficialiai palaikau Jeftoką, nuo nieko neslėpiu, nes tiesiog mačiau, kaip buvo dirbama federacijoje 3 metus ir gerbiamas Mindaugas dirbo kaip generaliniu sekretorium, tai jeigu dabar eitų į prezidentus turėtų visas galias, tai žinant požiūrį į save, į savo galę ir į galio žaidimus, galimai būtų baisu. Tai tiesiog aš to nenoriu. Ir kiek aš pats susitikimą bendrau su Robertu, man paliko tikrai intelektualaus žmogaus įspūdį, kuris pats pripažįsta, kad galbūt jis ir neturi labai didelės patirties, bet jisai žino, kur eina būtent į tą prezidento postą. Ir tam prezidento postą sako, aš noriu dirbti, mano tikslas yra bendrauti su visais, išklausyti problemas ir rasti kažkokią bendrą sprendimą. O tos visus administracinius dalykus dirbs jo komandos žmonės, kas jo komandą visi žino ir tai yra, sakyčiau, dvigubai įspūdingesnės pavardės negu gerbiamo Mindaugo. Supratau. Tai turbūt mūsų šitas podcastas išeis dar prieš tuos rinkimus, ar ne, gal dieną prieš ir matysim, kaip ten viskas. Vaidai pats važiuosit turbūt į Kauną, ar ne, atlikti kiekvienas balsas labai svarbus šiuose rinkimuose. Savo pilietinės pareigos, tai žiūrėsim, kaip to ten seksis. Ir įdomu iš tikrųjų, kuom visą tai pasibaigs. Ta prasme, krepšinis nuo to tikrai neprapuls, nepražus, kad ir kaip tie rinkimai pasibaigtų. Ir aš manau, kad mes judėsim kažkaip tai toliau vis tiek. Vėl su to pražuvimu krepšinį, aišku, krepšinis bus, egzistuos, bet jeigu įmant tas visas jaunimo sistemo, jaunimo ugdymas, rinktinės visą kitą, tai tas toksai pasitraukimas iš šešėlį vis tiek būtų labai nemalonus ir bent jau aš asmeniškai nenorėčiau, kad tai būtų. Ir tai tiesiog, kadangi balsuotų tik 150 ir tas mano ar kiekvieno kito balsas svarbus, tai tikrai važiuosiu ir labai tikiuosi, kad šitose rinkimuose visgi žmonės pasirinks protingą ir racionalų variantą. Žiūrėsim. Šiaip iš esmės šitam podcast'ui, kurį pristato Olibet, mes šiandien susirinkom aptarti artėjantį Sostinės krepšinio lygos sezoną ir tikrai daug visko laukia per ateinančius 7-8 mėnesius Vilniaus mėgėjų krepšinyje būtent. Ir turbūt pirmas toks dalykas, kuris vyksta, yra Rudens taurė, į kurią registracija baigėsi berods šiandien. Taip, šiandien mes penktadienį įrašinėjom dvigubų tarifų, Vaidas mokės, nes penktadienį po darbo valandų už šitą podcastą. Tai Rudens taurės registracija baigėsi, bet aš kiek žiūrėjau, svetainėje absoliučiai nėra jokios informacijos. Labai blogai žiūrėjai, nei apie komandas, nei kas ten kur dalyvauja. Prašau atsidaryti dabar Sostinės puslapį ir pasižiūrėti, ar tikrai nėra jokios informacijos. Šiandien 15 valandą nebuvo. Gerai, šiandien 15 nebuvo, nes 17 viskas susidėjo. Gerai, tai dabar atsakant į tavo klausimą, šiemet Rudens taurė susiregistravo pakankamai didelis komandų skaičius, tai yra 20, tai yra tiek, kiek ir tikėtasi. Labai gražiai susidėliojo pagal kiekvieną lygą, pagal kiekvieną pajėgumo grupės, tai yra vienose grupėse 4 komandos, kitur yra 6, bet ten, sakykime, irgi sužais po tokie patį rungtynių skaičių, po 3. Tai pradėsim jau kitą savaitę. Finišuot planuojame spalio 1 savaitę, tai yra prieš pat sezoną. Tai kas norės, tas gaus draugiškas rungtynes, 3, kur su galimybė kažką iškovoti, trofėjų, tinkamai pasiruošę ir jau paskui turėsiu tokį gerą ūpą prieš sezono startą. Tai
šis turnyras vyksta, nežinau, net nebesiskaičiu, nesidomėjau tą tokį istoriją, bet įtariu kokie 8-9 metai ir jame visą laiką dalyvavo panašus komandų skaičius, nepriklausomai nei ten nuo turnyro kainos, nei nuo konkurencijos kiekio ir panašiai. Tai dėl to labai smagu, kad yra tų krepšinio entuziastų, kurie nori sportuoti visus metus, rudenį, pavasarį, žiemą ir vasarą. Ir kad mes galim iš savo pusės prisidėti, organizuojant kažką įdomaus toms komandoms. Turbūt čia daugiau tų komandų labai ir nesukištum į rudens taurę, nes yra labai ribotas 3 savaitės realiai ar ne laikas, per kurį reikia sužaisti 3-4 rungtynės komandoms, ten kas pateks į finalą gal ir daugiau, ar ne? Ar ten, tai teoriškai, jeigu taip imant, jeigu daug komandų, tai sukišti galima ir daug, bet esmė tokia, kad iš tų 20 dalyvių įtariu, kad apie pusę neturi dar savo salių, nes tiesiog tokia dabar yra tvarka salių skirimo Vilniui, kad konkursai tik prasideda, kai kurie pusėje. Ir kas turi privačias salės, tai žais su savom salėm, kiti žais mūsų salėse. Mes šiemet turime daugiau laikų pasiėmę SKL-o, tai iš tiesų pagrindinė problema ne rungtynių skaičius, kurias reikėtų sudėti, bet būtent rungtynių, kurias reikėtų kažkur patalpinti skaičius. Tai vat, kol kas manau, kad yra visiškai optimalu, tvarkaršių dėliosiu savaitgalį, bet įtariu, kad irgi taip labai ant ribos sudėsiu rungtynės tiek pas tuos, kurie turi savo salės, tiek į tuos laikus, kur mūsų salių. Bet palėtė į salių temą, aš norėjau podcast'o pačioje pabaigoje apie tai pakalbėti, bet mes pernai kalbėjom ar ne apie tai, kad komandom labai sunkiai sekasi salės susirasti arba už kosminę kainą reikia nuomotis laikus, kas dabar girdėti, ar keitėsi kažkaip tvarka ir kaip komandom sekasi. Ir dabar... Iš esmės tvarka tai nesikeitė ir labai bijau ir keisis artimiausiu metu, tačiau turbūt reikia pasakyti, kad komandos priprato prie tos tvarkos, jie žino jau. Dabar gal sakyčiau šiek tiek aiškesnė sistema, nes būdavo prieš, kai tik jinai atsirado, gal tik nuo rugsėjo vidurio leisdavo tas iš šis salės pradėti nuomotis, pradėti organizuoti konkursus. Dabar konkursai, kiek žinau, jau dabar yra prasidėję, nuo rugsėjo pradžios, tai komando žino tą tvarką, yra pasiruošę, yra nusimatę salės. Jeigu neklystu, yra tam tikra tvarka, jeigu jau nuomojus pernai salę, gal kažkaip tu ten ir pirmenybę turi. Tai įvertinus visas aplinkybės, komandom nėra kažkokio streso, panikos, jos tiesiog daro tuos savo rugsėjo reikalus, dalyvavo konkursus ir pamažu tvarkosi. Kažkiek ir Savanorių sporto arenos ateimas, ar ne, į tą rinką ją truputį pataisė, vis tiek 2 berods didelės krepšinio salės, ar ne, tų laikų per vakarą, sakykime, bendrai paėmus per 2 salės 6 laikai yra visai toks jau... Savanorių arena apskritai išsigelbėjimas ir tas labai pasijutė tiek praėjusiame reguliariajam sezone, tiek ypač pavasarį, kai jau beveik visos komandos atsisakiusios salio, man vyksta pavasario čempionatas, finalai visokie ir atkrintamosios, kur reikia gerų salių su švieslintim ir panašiai. Ir, pernai metai Savanorių visiškai išgelbėjo. Šiemet, kiek žinau, jie turi pakankamai daug nuomininkų, tam prasme, komercinė laikai visi užsipildė, tai jeigu bus panaši situacija kaip pernai pavasarį, nežinau, bus streso, nes šiemet dar 4 komercinius laikus nuomė ir kita mūsų mylima salė, Švento Juozapo mokykla. Ten tiesiog dėl tam tikrų aplinkybių jie perdėlė laikus ir mums išnyko 4 komerciniai laikai. Tai viena vertus atrodo nedaug, bet kai paėmė per kokį porą mėnesių, tai 8 salės, 8 rungtynės, kurios dabar nežinia, kur bus įdėtos, tai yra labai daug. Šiaip vienas, aišku, iš tom komandom, kurios ruošia sezonui, galvos skausmas yra salė. Kitas galvos skausmas turbūt buvo atsidarius registracijos puslapį Sostinės krepšinio lygoje, pasižiūrėti naujo sezono kainas, kurios kilstelėjo. Šiaip įdomu, ta prasme, kas sudaro tą kainą ir aš manau, kad visai neprašal būtų paaiškinti. Gera proga yra ar ne, iš ko susideda kaina, tą, ką moka komandos ir šiaip pats turi komandą ir ne vieną Sostinės krepšinio lygoj, kiek tai, sakykime, kainuoja žaidėjui vienam komandoje, jeigu metasi komanda, tarkim, ar esi tokius paskaičiavimus daręs? Jeigu metasi, yra labai skirtingi skaičiavimai, pas mane yra truputį kitokią struktūrą kalbu, pas mane pagrindinė vyro komanda turi rėmėjų pinigus, tai ačiū mūsų generaliniam rėmėjui Tirolą, kurie padengia tam tikrą biudžeto dalį, o kitos komandos, aišku, mokosi už savo žaidimą pačios. Tai va tos, kur, kai vadinu, komercinės komandos, pas mane moka 150 eurų per mėnesį, bet
reikia turėti omeny faktą, kad tiek antra, tiek trečioji komanda žaidžia vienoje salėje, dalinasi salę. Tai jie neturi, kad kiekvieną savaitę jau savo laiko. Jie turi per mėnesį 2 kartus, kiekviena komanda to laiko, tai jau yra stipriai pigiau ir jau ekonominis variantas. Ir tada vėl priklausoma, kiek komanda turi žaidėjų, panašiai jau tas tokio galutinė žaidėjo kaina susidaro. Tu sakai 150 per mėnesį? Sezoną. Per sezoną. Okay, nes galvoju, kad čia truputį prabangos prekė pasidaro. Būčiau jo milijonierius. Tai iš tiesų pagalvojus, taip mano galva, kad net tiesa 200 šiais metais bus, kadangi kainos pakilo, atsiprašau. Tai brangiau, bet pagalvojus į metus mokėti 200 žmogui, tai mano galva tai visiškai nėra daug, nes aš pats sportuoju sporto klube, kur aš moku mėnesį po 150, tai galbūt nėra pigu, bet vardant sveikatos tą galim daryti. Tai sakykime, jeigu kiti žmonės susimoka, kiek žinau, kitose komandos labai panašus tarifai yra, tai 200, gerai, kad ir 250 sezoną susimokė ir 8 mėnesius sportuoji po kartais, po 2 kartus savaitę, dar jeigu ten išpuola kokį treniruotę kartais ateit pabėgiot, tai čia fantastinė kaina yra. O eimant prie Sostinės krepšinio lygos kainų, tai nėra čia labai didelė paslaptis. Kažkada skaičiavau visą bendrą lygos biudžetą, tai 90% pinigų teisėjų, sekretorių užmokesčiai ir rungtynių administravimas. Jeigu neklystu, 7% eina mano algai ir visi likę pinigai, tai yra prizai, renginiai ir visi tie, kas padaro mūsų lygą žavesnę. Supratau, žodžiu, sezonas neprasidėjo, teisėjai blogi. Aš nesakau, kad teisėjai blogi. Kainas pakėlė. Visi žmonės nori sudirbti, yra kita situacija. Galim sakyti, kad teisėjai būtų geri, tarkim, paliktų mažesnės algas, bet kas norėtų teisėjauti, matyti, pats Marijau teisėjau, kokių turbūt 50% teisėjai išeitų ir tiesiog negalėtum žaisti. Čia žinai, čia viskas labai yra susijęs su paprastu dalyku. Atlyginimai kyla Lietuvoje, kyla jie visuose darbuose ir jeigu tu anksčiau, sakykime, uždirbdavai ten 900 ar 1000, tai tau labai svarbu buvo nueiti pateisiauti ir papildomai kažką tai atsinešti. Tai jeigu dabar uždirbi 1,5 ar 1,8 ar 2 ir daugiau, tai tada gal geriau vakarą namuose praleisti kitą kartą, negu ten, sakyt, aikšteliai lakstyti. Taip, o tada jau turi kažkokią adekvačią algą duoti, kad išlaikytų vėl, kadangi mes nesam ta lyga, kur turėtų 10-15 komandų, kur dar lygiai greičiai ir Panevėžio lygą mes organizuojam, tai ten 11 komandų praeitam sezone buvo šiame panašiai. Tai labai teoriškai ten gali su 3-4 žmonėm apsisukti, nes tiesiog taip išdėliojo rungtynės, kad 4 žmonės gali aptarnauti visą lygą. Pas mus komandų yra apytiksliai 200 ir mes privalom turėti maksimalų žmonių skaičių, o ką tą turėtum, kaip sakai, turi būti labai adekvačiai viskas vertima, tiek koreliacija su pakilusiam algom, su motyvacija apskritai dirbti, kai kurie gal teisėjai apskritai jau nebenorėtų eiti tas rungtynės, išgirs visų savo epitetų, bet už tam tikrą sumą eina ir klausosi ir ką daryti. Niekas neina tik dėl pinigų, visiškai tik dėl pinigų, vis tiek mes kažkiek... Nesakyk, yra gar pora kolegų, kur dėl pinigų vien tik eina. Ne, gal ir yra, bet čia jų reikia klausti. Šiaip, minėjai tos komercinius laikus salėse, jie populiarūs yra, ta prasme, daug komandų sako, mes labai norim žaisti, bet mes nenorim užsimti ten tą biurokratiją, konkursais ir ten skambint kažkam klausti. Duok mums salę ir rami galvos. Tai yra tas dabar pastaruoju metu vis labiau augantis komandų skaičius. Pernai, jeigu neklystu, buvo 18, šiais metais įturiu bus virš 20 komandų, kur sumoka didesnį starto mokestį ir tada, kaip ir sakai, įdėkit mums rungtynės, kur jums patogu ir viskas. Tai viena vertus, jiems tada sustaupo turbūt pakankamai didelė biudžeto dalis, grubiai apie kokį virš 1000 eurų į sezoną sustaupo, nes nereikia nuomot salės, dalyvauti konkursus ar sugalvos ir panašiai žaidžia organizatorių salėse. Kita vertus, aš šiam iškart pasakoju, jūs mokat tik 750 eurų viršaus, jūs mokat mum, bet jūs niekada nežinot, kur žaisite, nei kokioj salėje, nei kada žaisit, nes tai jau priklausys nuo mūsų, nuo jūsų grupės ir nuo kitų dalykų. Ir yra komandų, kuriams tai tinka, kuriams yra visiškai vienodai, kada žaisti ir jie yra labai patenkinti ir žaidžia tiek pigiau, tiek ten, kuriems visiškai vienodai. Kitiems yra svarbu, kad salė būtų arčiau namų, kad būtų laikas patogus komandai, kad visi spėtų arba po darbo, arba kaip tik ten, kad kuo anksčiau rungtynės būtų ir paskui pašimas
sugrįžta, tada jau jie, aišku, metasi ant salės, dalyvavo konkursuose ir panašiai. Tai čia yra dviejų tipų komandos, daugiau vis dar yra tų, kur savo salės nori turėti, bet tendencija keičias ir aš tikrai nebūčiau nustebęs, kad kokių 5 metų bus turbūt per pusę tokių komandų, kur žaidžia pas savo salėse. Turbūt ir nelabai tada organizuoti normaliai čempionatų, jeigu tik pusę komandų turi savo salės, tai ar ten per tas pačias salės visi važiuosim kažkaip suksmės? Nes... Ne, tai tada jeigu ten, tarkim, būtų, kaip sakai, pusę komandų be salių, elementariai pasiemi beveik viską, ką gali iš tų komercinių salių ir savanorių arenos, ar iš vis ką gautum imtum, tai kadangi mes vis tiek tos čempionatus organizuojam, galim pasirašyti sutartį sezonui, tokių salių mes gautum. Tik mums tada labai reikia apsiskaičiuoti tiksliai, kiek laikų turėti. Sakau, pernai turėjom, jeigu neklystu, 3 komercinius laikus, šiemet pasiėmėm 5. Vat tokius, kurio jau mes esame už juos atsakingi, jau tada jau tvarkom ten tą visą buhalteriją, mokam salėm, taip toliau, bet jau turim žinot, kad mes juos užpildysim ir dar kažkiek naudos turėsim už tą visą vargą. Tai pernai tas, sakykime, labai pasiteisino, šiemet labai tikiuosi, kad irgi, o jeigu daugėtų komandų, tiesiog daugėtų ir mūsų tų salių laikų ir net nenustepčiau, kad kada nors būtų, ar veterano turnyras ar kažkokios, sakykime, įmonių lygos, bet kokio formato, kur visi žaistų vienoje salėje, tam tikrą dieną keliais laikais ir būtų patenkinti. Supratau, o šiaip, aš taip supratau iš tavo, ką tu kalbėjai, kad komandų skaičius SKL didėja ir šį sezoną, ar ne? Čia nežinau. Ta prasme, dar registracija vyksta, ar ne, iki spalio 1 berods. Matai, galiu pasakyti, taip, arba lygai uždarėm registracijas, nes žinom, kad daugiau nesulauksim dalyvių, visus perskambinam, visi patvirtinam, dalyvavo, viskas ramu. Tai gerai, tai A lygoje vėl 7 komandos? 8. Kas nauja? Tiksliau 2 naujos komandos, nes pasitraukė Sanitas iš čempionato. Kaip netikėta. Ne, iš tiesų gaila, nes Sanito vadovas jis gauna ir tą finansavimą iš to UAB Sanito ir jisai turi tų idėjų krepšinį ir jis daro su 3x3 projektą. Tai nėra VTP projektas, kur atsirado nežinia kodėl ir kaip netikėta dingo. Čia yra kur kas rimtesnė organizacija, tik ten turbūt buvo irgi nesutarimų tarp vadovybės, trenerio, žaidėjų ir man vidury sezoną aš su tuo Aleksandru šnekėjau, man sako, man tavęs gaila, jeigu aš būčiau vadovas ir su manim elgtus mano komanda, aš turbūt ir vidury sezoną išvaikyčiau, tai jis šaunuolis, viską tvarkingai susimokėjusius mokesčius, įvykdė įsipareigojimus lygai, atžaidė iki pat sezono pabaigos ir tik tiek, kad pasakė, kad šiais metais nežais lygos. Tai tikrai čia yra pagarbos verta komanda, kaip pasvalys koksai, kur tiesiog... Aš nesakau, kad neverta pagarbos, bet iš to, kaip jie atrodė praeitą sezoną lygoje, su kokiu požiūriu ir... nes taip. Aš matau žaidėjus, aš matau tai, kas vyksta rungtynės, ar ne? Tai ten tu daugiau žinai, tu daugiau bendrauji su vadovais, su žmonėm, kurie moka, bet ta prasme, tai, kas buvo aikšteliai, tai... Mačiau ir aš ir sakau, dėl to aš jau gal kokį sausio mėnesį sakiau vadovui, kad užuoju to Aleksandrai, bet taip negali būti. Tiesiog. Ok, tai 2 naujos komandos lygoj? Taip, 2 naujos, tai viena yra Hustleriai, kurie prieš 2 metus dalygų užėmė 4 vietą. Pernai laimėjo C-lygą, šiemet peršoka vieną lygį, bet peršoka vieną lygį pasiema tikrai 3 labai pajėgių žaidėjus, tai iš Vilniaus universiteto broliai Rimkai, Kristopas Keničius ar Kenešis, nepaklausiu dar kaip turi tarsi pavardė, bet esmė aiški, jeigu dar neklystu, ar Kipros Urbanavičius, ar Vytautas Saulis. Dabar nenoriu meluoti, bet... Žodžiu, sena gera VU Hebra vėl vienėsi. Sena gera VU Hebra eina į tą tokį patirtį, duoda jėgai tai komandai. Ir plus tada ten tikrai geras yra jaunimas, jie netgi būtų be tų visų, sakykime, papildymų balygui stiprus vidutiniokai, ar galbūt ir sportinio keliu būtų anksčiau ir vėliau nuoja lygą, bet labai džiaugiuosi, kad jaunimas eina į lygą su kažkokiam irgi mintim, idėjom, labai tikiuosi, kad su ilgalaikiu projektu jie užsivedė, ypač treneris kažką nori pasiekti ir kai jaunos komandos eina į aukščiausią lygį ir nori žaisti elite, tai labai smagu, nes pastaruoju metu lyga jau tokia buvo iš tos senosių Hebros, sakykime. Tvarko, ir kita nauja komanda? SKM 2007, tai yra Gintauto Vileitos jaunimas. Ten taip labai įdomi gausi, kad 2007 metų pagrindinė komanda Tomo Urbelionio žais B lygui.
pernai jie žaidė C-lygui, buvo jungtinių Arbelionio ir Vileitos, tai šiemet Arbelionis nuėjo B, Vileita įkalbino į A-lygą, galbūt jie ten nesurinks daug pergalių, bet sako Gintas labai teisingai, kad sako, man svarbiausia, kad jaunimas žaistų su komandomis, kurio žaidžia protingą krepšinį, kuris duoda fiziškumą. Ir ar ten tie vaikai gaus 20 ar 30 taškų man vienodai. Man svarbu, kad jie pavasarį būtų įgavę daugiau fizinės jėgos, daugiau patirties žaidžiant tikrą krepšinį ir jie būtų užaugę kaip krepšininkai viduje. Bet sako, mano tikslas tiek yra MKL'as ir žaidimas A-lygai duos žymiai daugiau naudos, tai net nepaisant jokių rezultatų. Ir tai vėl didžiulė pagarba už tokį mąstymą. Pastarį kartą aš tokį trenerį mačiau A-lygui, tai Gintautą Reginą, kuris irgi visą laiką, kiek tik turėdavo savo U18 komandą, žaisdavo A-lygui ir pradžioje sezono būdavo dažniausiai prasti rezultatai, nebent jis ten tikrai gerą kartą turėdavo, kaip su Varanauskais ir Starvydas ir panašiai, jie ten jau tada 17-lekiniai, jie jau demonstruodavo gerus rezultatus. Bet kitais atvejais jie pradžioje sezono žaidžia prastai, pavasarį gali kapoti su bet kuria lygos komanda. Ir aišku, MKL'ose dažniausiai pirmasias vietas imdavo. Tai labai tikiuosi, kad šita skemo komanda įgaus irgi pakankamą patirties ir tie rezultatai pasirodys pavasarį būtent pagrindiniam jų moksleivių lygos čempionate. Supratau, visai šiaip įdomiai skamba. Klausimas gal toks, praeitą sezoną ten buvo kažkoks bandymas su Kaunu kažką tai užmėgsti, ar ne, buvo kažkokia bendra lentelė atsiradus, paskui ten dingo, paskui nieko galiausiai neįvyko. Tai mes apie tą projektą pernai kalbėjom, ar nebuvo mintis, kad sužaistumėt su Kauno A-lygos komandom, o šiais metais kažkas panašaus mesgasi, ar nieko? Ne, šiemet pasilikom vien tik Vilnius projekto, dėl Kauno iš tiesų idėja gerai, iš tiesų kaip ir mes kalbėjom, pačios komandos labai norėjo kažkokio šviežio kraujo, naujų varžovų ir viskas buvo pro rožinių sakymų žiūrima iki tol, kol pradėjom su Kaunu derinti tvarkaraštį, susiderinom datas, laikus ir juos pristatėm komandoms. Ir kai komandos pamatė tvarkaraštį, kad reikės važiuoti Kauną tikrai, kad jie ten žais 9, pusę 10, praktiškai visom iš karto atšoko noras ir tie rožiniai akiniai nukrito ir sako, gal Vaidai kaip nors išvengim šitą dalyką. Ir kai tas išvengėm iš 7 praėjusio sezono dalyvių, kokie jau 5 pasakė, kad gal geriau žaidžiam 3 ratus, nes komandos Vilniui labai vienodo pajėgumo, čempionatas įdomus, tai tiesiog po bendro balsavimo nusprendėm tai skirti ir, kiek girdėjau, Kaune irgi nebuvo labai tokio per daug didelio entuziazmo. Neskaitant to, kad vis tiek kažkodėl Kauno Žalgirio jaunimas atvažiavo į Vilnių žaisti su Ferimsta, kai buvo tvarkaraštis atšauktas 9 vakaro. Pamatė Ferimstos treniruotę, suprato, kad šiek rungtynių nebus ir išvažiavo į Kauną. Ok, to prasme, čia įdomi istorija ir, negirdėta dar turbūt. Tikrai negirdėta. Bet kažkur ten pasėsmi turbūt su komunikacija pro šalį, viskas. Ok, B-lyga, kiek komandų turėsim? 14. Tu prasme, B-lyga, žinai kas yra? Prieš 2 metus B-lyga atrodė kaip visiškai mirštanti lyga, nes visi norėjo arba jeigu stipresnė komanda žaisti A-lygui, arba jeigu silpnesnė žaisti C-lygui. Niekas nenorėjo žaisti B-lygui, nes B-lyga yra brangesnė, nes, ir ta prasme, nėra jokios garantijos, kad tu laiminėsi dažnai. O pernai vyko kažkoks B-lygos renesansas, lyga laimėjo Švyturys, kuris sezono pradžioje buksavo ir netrodė kaip B-lygos komanda ir galiausiai, ta prasme, šiemet dar daugiau komandų ir ta prasme, ant tiek atsigavusi B-lyga. Iš tiesų, manau, kad proveržį padarė sistemos pakeitimas, tai ačiū Antanui Šekždai, kuris ne tik yra nuostabus žaidėjas, laiko dalį Teltonikos įmonių ant savo pečių, organizuoja visas Teltonikos komandas, bet ir numeta auksinių idėjų mūsų lygai. Tai tiesiog pasiūlė tokią padaryti kaip galimybę žaisti B-lygui, bet jeigu užimė paskutinę vietą, nukris į C-lygą ir tęsti ten toliau kovos play-offuose. Ir ant šito kabliuko, matyt, pakibo daugelis, nes tada žino, kad jeigu aš ateinu į B-lygą ir būsiu silpnas, šis laik galėsiu tęsti sezono C-lygui, žaisti play-offuose, jeigu labai geras būsiu, laimėti C-lygą. Tai manau, kad būtent taip padėjo užauginti komandų skaičių, plus atsirado tas play-ino formatas, kur, tarkim, tu užėmęs sezone 10 vietą gali
teoriškai vis tiek patekti į pliofus, jeigu laimėsi tą plyną, tai įneša nenuspėjimumo, azarto ir panašiai. Tai šiemet atsirado 14 komandų ir truputį, aišku, pakeisim sistemą, nes iš 14 būtų, jeigu ten žaidžiam pernai metų sistemą per daug rungtynių, tai bus 2 grupės, bet principas panašus, kad žais pirmam etapė išsiaiškins savo realų pajėgumą, antrame etapė žais 2 ratus su savo lygio varžovus, paskui įkrentamosios, play-offai, silpniausios komandos krenta į C lygą ir, žodžiu, toliau viskas standartinė tvarka. Plus tenas kaltaurė, automatiškai patenka ir taip toliau. Tai, žodžiu, azarto bus, intrigos bus ir manau, kad būtent to reikia mūsų skalo dalyviams ir būtent dėl to ir pamažu pradeda stabilizuotis tiek A lyga, tiek B. Nek labai tikiuosi, kad visos kitos, nes kol kas dėl CDA lygų, matau, tikrai registruojasi gerai ir naujų komandų užklausų ir netgi paraškus plaukia, bet, kaip sakau, iki spalio 1 man dar vis toksai nuolatinis nerimas, kiek bus galutinis komandų skaičius ir koks bus galutinis tas pelningumas čempionato. Dar baigiant apie B lygą kalbėti, žinai, su vienu Edremitos žaidėjų praeitą sezoną kalbėjau, mano vaikystės draugas Tadas Gimžauskas, jisai labai taip ramiai ir užtikrintai pareiškė, kad sako, B lyga apskritai yra stipresnė negu A lyga ir sako, jeigu mes laimim B lygą, duokit mum A lygos čempionus ir mes juos nusinešim, nes sako, nes ten tas VU, tai apie nieką. Tai jie per plauką nelaimėjo B lygos, ten būtų buvę labai įdomu pasižiūrėti iš tikrųjų, ar taip čia yra. Nežinau, aišku, mes tarpusavį, mes matėm šitą komentarą, jisai pakomentavo viešai po skalo kažkurio straipsnio, jis pasišnekėjom ir pas save viduj su komanda, su auksu treneriu, tai, taip, sakykim, lengvai perlenkys į tą lasdą ir... Ne, tam bičiui pasitikėjimo tai niekada netrūko, bet žinai, bet įdomi mintis kažkada tai gal, ne, lygų čempionų kažkoks tai ten turnyrų, neimant F lygos su A lyga žinai, nes ten vis tiek ten labai akivaizdu. Mintis įdomi, tik vis tiek aš laikaus prie tos nuomonės, jeigu žaistų tikrai pilna jėga A lyga, B lygai tai net nebūtų įdomu, nes sakykime, netgi tos A lygos apačios komandos jau nebekonkuruoja su top 4 komandom, elitiniam tom. Tai B lygis, sakykime, B viršus su A apačia, manau, tikrai būtų intriga ir gal netgi B lyga įveiktų, tad, sakykime, kaip šiemet bus 8 komandos, iki kokios 6 vietos tikrai įveiktų, paskui viskas. Tai yra labai aiški raudona linija ir labai didžiulė takoskara pasidaro. Ok, tai minėjai, kitose lygose kol kas dar taip nėra jokios ramybės, ar ne, bet naujų paraiškų, naujų komandų ateina, ar ne? Ateina daugiausiai į E-lygą, aišku, nes kažkur vis tiek, jeigu susikūrė naujos komandos, natūralu, kad jos nori į tą žemesnę lygį bandyti. Tai jau dabar yra 3 naujos komandos, dabar net dar pavadinimo visų nespėjau simti, yra, kiek žinau, pagal Instagramą mesgėjai bus tokie. Kaip originalu, padėvėti, dar originaliau. Jau padėvėti atsiuntė paraišką, paskui rudens taurėj Titanai dalyvaus, jeigu neklystu jie paskui ir pagrindinėme. Ir dar viena kažkokia yra, bet dabar nespėjau visus atsiminti. Bet ta prasme jau yra 4, pagal skambučius, manau, dar kokios 2-3 gali būti visiškai naujos. Tai natūralu, kiekvieną kartą nauji yra, bet lygiai taip pat natūralu, kad ir iš senų kažkas baigia karjerą. Tai kas baigs karjerą, kas visiems laikam baigs karjerą, kas, sakykime, gal šiais metais nežais, tai tas ir matysis tik spalio mėnesį. E-lyga šiaip tokia jinai naujų komandų ir benueinančių krepšinio užmarštin, ar ne? Aš manau, kad E-lyga nemažai atima iš smuklės lygos komandų, nes, pavyzdžiui, komanda Legendos, ar ne? Jie buvo vieną sezoną smuklės lygoj, paskui kažkaip tai perklausiau, sako, tai ką mums ten žaisti su tais visais profesionalais buvusiais? Mesgi sako, mes mėgėjai, jokio mums ten įdomumo nėra, nes daužo ir tiek. O E-lygoje ateinam, tokie patys seniukai yra, viskas yra su ko pasižaisti, su jaunimo pamokins. Tik tais mes gal iš pradžių net neša, kitas vėl mano labai geras draugas krepšinio pasaulyje, toks yra Arūnas Švelnysis. Gerbiamas, teisingai, gerbiamas. Turi atėjau pažaisti komandą, vis laik žaisdavo, iš pradžių ten pradėjo karjerą nuo D lygos, nes kitokių nebuvo, bet pastaraisiais metais F lygų, tai jisai būtent labai norėjo tos, mes čia taip žargonų kalbant, Valeriukų lygos, kur jau visiškai ten tokie jau 40 pliusai, su nedaug krepšinio skilų, sakykime, žaistų. Ir jis suorganizavo 6 komandas. Tai šiais metais suorganizavo, kad būtų vienas ratas, paskui įkrendamosios pliofai, ten tų rungtynių nebus per daug.
Bet aš labai įtariu, kad ta idėja antiek pasiteisins, kad jis ir pats Arūnas sako, gali būti, kad kitais metais jau bus arba divizionai tos Valierikų lygos, kuri dar net pavadinimo protingo neturi. Ir ten tiesiog žais būtent 40 plus komandos su savo atrinktojų pajėgumu, kur visi žinos, kad yra bendramžiai. Jeigu ten ir būtų koks jaunesnis, ten, sakykime, 39-35, tai toks krepšininkas kaip aš, kuris ten įmetęs 2 taškus džiaugiasi, tarsi būtų įmetęs 20 000 ir gali būti, kad šita lyga ilgainiui įgaus pasisekimą. Nes, yra ta terpė kažkokia, žinau, kad buvo bandymų tų organizuoti smuklės 40 plus čempionatą, nes dabar 35 plus yra, bet ten niekaip tų komandų nesusirinkdavo. Aišku, visiems norisi pamatyti pavyzdį, ar ne, kaip tai atrodys. Pasižiūrės Hebra, sakys, va čia va mes, mūsų lyga Matai, yra. Ir... Dar aš turiu minti, kad dabar dvi atskiros svetainės, smuklės lyga ir SKL-as, kažkaip man jau turbūt reikėtų pamažu integruoti tą smuklį į SKL-ą, ta prasme, išlaikant tą patį prekės ženklą, aš paklausiu programuotoją, turbūt galim išlaikyti istoriją, sakykime, visus rezultatus, viską, tik tais, kad jau po vis tiek mes organizuojam smuklę jau, nežinau, 5 gal metus reikia po normalų prekinį ženklą ir kad būtų viskas vienoje vietoje. Ir tada galva tą būtent organizuojamą lygą tiesiog tvarkingai pavadinti 40 pliusų, paimti po smuklės prekinių ženklų, siek smuklė yra nuo sėklus laikų, ten atėjo veteranai. Ir įtariu, kad tada netgi tos senos smuklės komandos greičiausiai ir grįžtų atgal po to smuklės brandų, po to, sakykim, savo Hebra ir būtent tą 40 plus segmentą, kuris yra tiek vyresnis, tiek, akivaizdžiai silpnesnis. Laikui bėgant, ta prasme vis tiek ir tos, kurios dabar 35 plus komandos yra, jos ilgainiui taps 40 plus. Manau, kad jo ten, žinok, jau senai tapusios ir 40 ir 45 plus, tik tiek, kad ten žaidėjai yra pakankamai profesionalūs ir ten taip yra, kad jų kompanijose draugų vis tiek yra, kur nori šviežesnio kraujo, kažkokios ar Hebra atsiranda, ar tokio greitesnio, jaunesnio žaidėjo, ir dėl tų 3-5 jaunų, 35 plus žaidėjų, jie tiesiog negali eiti tą kitą amžiaus grupę, bet šiaip tai ten pasižiūrėjus, ką ten tie tokie legendiniai žaidžia smukliečiai, tai seniausiai perėjo šitą ribą. Supratau. Tai, žodžiu, komandų skaičius kol kas nėra labai aiškus iki galo. Aišku, tikimės ir raginam visus, kas abejoja gal burti ir neburti savo komandą. Šiaip žaidėjų biržą šiandien užmečiau akį Sostinės krepšinio lygos puslapį, pakankamai gyva tenai. Populiariausia prekė yra vidurio puolėjas. Trūksta didelių žmonių mėgėjų krepšinio. Ne, šiaip iš tiesų pagal tendencijas registracijos, tai sakyčiau, tokio aktyvaus periodo rugsėjo pradžioj, pirmom dienom aš nelabai atsimenu, galbūt tai, kaip minėjau, susijęs tom salėm, kad galbūt aiškesnė tvarka, jo ten yra daugiau aiškumo, žinojimo, kad tikrai gaus salės ir panašiai, bet sakau, tendencijos pakankamai geros ir aš labai tikiuosi, kad komandos skaičius bus panašu. Nebūčiau nustebęs, jeigu bus minus 10%, kas irgi yra, kaip sakant, normalu, įskaitant tai, kad ir konkurencija atsiranda ir vis tiek yra kažkokia natūrali kaita komandų, bet spėjimas būtų, jeigu pernai turėjom 196 komandas, tai šiemet bus arba 200, arba kokių labai panašiai, kokių 186. 196, tu turi omeny per visas lygas pradedant rudeniu, baigiant pavasariu. Čia tik aš vis laik skaičiuoju ABCD, ta prasme tas mūsų pagrindinės nuo A iki F, smuklė, įmonės ir moteris. Pavasarą rudenį pradėčiau skaičiuoti, vis tiek ten yra didžioji dalis, čia mūsų gerbimieji draugai, kurių smagu, kad nebėra, skaičiuodavo bendras komandas ir pas juos ten skaičius būdavo ten įspūdingas. Nes iš tiesų tai, jeigu įmant tas tiek pagrindinės komandas, skaičius vis tiek tais laikais būdavo labai didelis, bet jis nebūdavo ten kažkoks kosminis, rekordinis kasmet ir panašiai. Tai aš kažkaip noriu visą laiką daryti protingai, racionaliai ir skaičiuotas tikrasias komandas pagrindinių čempionatų. Įmonių lyga paminėjai ir bent mano Facebook'o sraute jinai labai aktyviai yra reklamuojama, nors nei aš įmonės turiu, nei aš krepšinį žaist moku, bet panašu, kad šiemet turit akcentą, ar ne, nes atsinaujinusi įmonių lyga, gal gali pristatyti, kas tenai bus kitokio, negu būdavo iki šiol. Labai kažkokių kardinalių pokyčių, aišku, nesakursim, bet mes šiuo atveju įsiklausim į komandų pageidavimus ir tiesą pasakius skambino viena komanda, bet sako, aš jau atstovauju didžiosios dalies nuomonę, mes čia jau labai susirūpinę, kad įmonių lyga reikia pokyčių, nes kitaip nebenorė žaisti, įsiblaškys po kitas. Ir ką pasakė, praktiškai visa informacija buvo
100% teisingas, su kurio sutikau ir, ką reikia tobulinti. Aišku, pirmas buvo, kad pernai mes labai vėlai paskelbėm finalo 4 datą, tam praktiškai jau buvo ketvirtfinaliai įpusėję ir aš sužinau, kada gavau sales. Tai aišku, dėl to, kad yra dalis komandų, kur, sakykime, lygiai greičiuose ten lygose žaidė, bet, iš tiesų, mes už įmonių lygą imam didesnį mokestį, ten, aišku, teisėjo pirmą, tai geresnį teisėjai. Dėl to brangiau, bet antra, mes ten turėtum daugiau dėmesio skirti ir vienas iš to dėmesio, turėtų būti iš anksto visi žinot, kada finalo 4 ir kad prie įmonių lygos kitos derintųsi. Tai pirmas bus šitas. Antras, vėl visose lygose būdų naudingiausių žaidė įmonių lygos, kažkaip pamiršdom, tai šiemet MVP apdovanojimus, įvertinimus ant mėnesio 5 ir prizus gaus ir įmonių lygos žaidėjai. Trečias dalykas buvo, labai toks aiškus lygių skirtumas tarp top 8 ir likusio komandų. Ir tos likusios komandos baigdo sezoną ir tiek žinių. Tai dabar idėja tokia, jeigu, vėl kodėl mes tą reklamą stipriai paleidžiam, kad jeigu susirinktų didesnis dalyvių skaičius, mes gal pirmam rate leistum sužaisti visiems su visais, paskui skeltum pagal pajėgumą, ar būtų didžioji turė, mažoji, ta prasme, kad netgi tos potencialiai silpnesnės įmonių lygos komandos turėtų šansą laimėti tiek mažoją taurę, medalius ir jausti tą tokį emociją gerą žaidžiant krepšinį ir paskui tiek ateiti į įmonę, pasidėti kažkokį ten čia iškovojom ir ten turėti kažkokį vėl savo lygio varžovus, jau ten idealiausiu atveju būtų įmonių A lyga, įmonių B lyga, tai kad jau šis labai rimčiau skambėtų. Tai čia tokios. Bet gerai, tendencija pagal tai, kad tuos, kas registruojasi, kas kreipiasi, tos pačios komandos ar kažkokiu atsiras naujų įmonių? Avia Solutions Group tikrai dalyvaus, jau net sumokėjo starto mokestį. Viena komanda davė venderį, nežinau, tu čia supratingesnis, kas yra venderis ir kodėl jo reikia. Ta prasme, ten reikia pasirašyti dokumentą, kad mūsų sąskaitos numeris yra toksai, kad jį būtų galima mokėti pinigus. Kodėl tą reikia patvirtinti parašų, neįsivaizduoju, bet matyti yra tam tikros taisyklės tarptautinėse korporacijose, tai kaip supratau, jeigu jie jau organizavo šitą reikalą, tai irgi planuoja apie dalyvavimą. Ir dar parašė vienas pažįstamas iš Pabradės, Intersurgical, irgi ten didžiulį įmonę norėtų dalyvauti. Tai didžiausias klausimas, ar išliks visos tos pačios, kas pernai, tai jeigu išlieka, pernai, jeigu neklystu, buvo 11 komandų ir dar prisijungė 3 naujos, tai ta idėja, kad 14 komandų, tada būtų galim kelias lygas daryti ar kelias taures, labai idealiai ir įsidėliotų. Ar tai bus, vėl pamatysim spalio mėnesį. Supratau, bet kažkaip proaktyviai gal dirbat, įmonių kryptim siunčiat kažkokius pasiūlymus, ar tai daugiau... Šitas darbas buvo kaip ir Gabiai deleguotas, kad įmonės irgi ten ar HR-us nusiųst, ar sakykime, kai tokius didesnės pasiūlymus ir jinai vasarą tą darė. Ir bent jau iš tų kelių įmonių, kur TKSG, tik tas dabar nepasakys kokie ten pavadinimų, matos, kad ta informacija pasiekė žmonės. Kiek galutiniam bus variantė sudomėjimų, nežinau, nes man, sakau, kol kas dar labai svarbu, kad išliktų visos pačios dalyvės. Ignitis, Probro, kad išliktų, tai išlikus seniem dalim prisijungus naujiem, tai būtų labai gerai, bet toks kaip vis laik pas mus dar daug bet. Supratau, aišku, visi tie bet užsidarys spalio 1 dieną ir ten jau tada labai aiškiai viskas matysis. Apie krepšinį mes, manau, kad pakankamai pakalbėjom. Dar yra įdomus dalykas, kad Sostinės krepšinio lyga kiekvienais metais vis bando pasiūlyti kažkokių naujovių, kažkokių idėjų, pramogų, veiklų, kurios nebūtų susijusios su krepšiniu, bet jos būtų vykdomos... Arba būtų bent jau šalia krepšinio. Būtų vykdomos su krepšinio bičiuliais. Viena iš tų idėjų buvo Sostinės krepšinio lygos ambasada, kažkur tai Mandarinė, kuri turėjo atsidaryti pernai žiemą. Atsidarė ir viskas. Tarsi atsidarė, bet kodėl apie ją niekas nieko nesako, nepasakoja, nekalba, kodėl ten nieko nevyksta? Todėl, kad kiek kalbėjom ir su mūsų partneriais, Olibetu, truputį tikėjausi, kad ten bus daugiau vietos. Iš esmės ambasada yra, ten yra ir mūsų nuotraukos medaliai. Šiaip viskas labai gražu, galite užeiti Mandarinę tą ambasadą. Labai jauki erdvė, yra 2 minusiukai, vienas, kad yra ten tik vienas stalas ir 7-8 kėdės. Tai yra komanda netelpa. Antras, sakyčiau, gal šiek didesnis minusas, kad norint tai komandai tam pasėdėti, tik tiesiog pasėdėti, ten tiesiog net neinant žaisti, lošimo aparatus ir panašiai, kiekvienam reikia turėti savo pasą. Ir, pavyzdžiui, aš tai niekada savo paso nesivežioju, aš tik turiu paso nuotrauko, tas netinka.
Tai šiais metais turbūt vėl grįšim prie Olibet sporto baro, kuris yra prie Balto tilto, kur tiesiog gali ateiti bet kas, ar tau ten 18 metų, ar net jau nepriklausomą nuo amžiaus, gali ateiti be dokumentų ir tada gauti visus jau tos gerosios pasiūlymus, nuolaidas ir panašiai, bet apie tai jau komunikuosim vėliau. O kalbant apie naujoves, tai aišku, čia mes esam tokie jau skelbėmės inovatorių lygą ir panašiai, ir kažką reikia naujo sugalvoti, kai jau daug kas sugalvota, tai jau kažkaip tų idėjų pradeda stigti, bet šiais metais bus vienas dalykas, jau organizuojame, tik tais jau paleidom informaciją tik tiek, kad dar, sakykime, tos oficialios registracijos neišėjo, bus NBA 2K lyga, sakykime, orientuota į SKL bendruomenę, irgi ten visi tie rėmėjai, prizai, sklaida ir panašiai. Aišku, jie galės dalyvauti visi, ten nebūtinai, kad SKL žaidės, bet irgi bus po SKL vardu, po vėliava su visais rėmėjais ir panašiai, su prizais ir būtent skirta tiem žmonėm, kurie galbūt ar jau nebeturi tokios fizinės formos, kaip kažkada turėjo. Bet pirštukai stiprus. Bet pirštukai stiprus, arba kaip organizatorius sako, kurie tiesiog no-liferiai yra, kur visas gyvenimas yra darbas, sportas, o sportas būna vienkartą savaitę, tai noris vis tiek veiklos, azarto, ten kovos krepšinį aikštelį, tai tas gali būti persikelti į virtualų pasaulį, tą e-sportą. Tai apskritai tas e-sportas jau, nežinau, kokie 5 metai čia bandomas kažkuriam plotmėj ten būti, netgi pasaulio čempionatai vyksta, kai kurių ten su prizais ir panašiai, tai to mums senai reikėjo, tik aš iki šiol neradau žmonių, kurie apsimtų organizavimą, nes aš taip pat net žaidimo konsolės neturiu, tai prasme visiškai ne mano pasaulis. Žmogus jau amžių vis tiek galima suprasti. Taip, tai va, tai kadangi taip išėjo, kad išėjau ant tų žmonių, tai dabar va, gaunasi, kad jie jau organizacinis komitetas yra, aš visą idėją žinau, sklaidą duosiu, visą darbą padarys jie ir labai tikiuosi, kad tas projektas pasiteisins. Naujovė antra bus spalio 3-4 dienomis prie to paties Balto tilto, jeigu bus geras oras, tai svarbu, kad nelytų. Jeigu bus lietus ar ten kitos oro stichijos, bandysim kažkokios jų salės ieškoti. Olibet Dankit turnyras, o jeigu tiksliau, tai yra Vilniaus snaiperio konkursas, kur maksimalus dalyvių skaičius 100, tikėkime, kad surinksim, nes jau dabar turim 9, nors registracija tik vakar prasidėjo. Tai tiesiog bus pirmą dieną atranka tritaškio konkurso ir atrinksim 12 geriausių ir paskui penktadienį spalio 4 vėl prie Balto tilto, jau pagal visas tas įprastas tritaškio metimo konkurso taisyklės 12 geriausių išsiaiškins, kas yra Vilnius, čia gal iš tiesų pagal oficialią informaciją Lietuvos snaiperis. Tai va, geriausias Lietuvos mėgėjų snaiperis, kuriam atiteks prizas kelionė į Eurolygos atkrintamųjų rungtynės su Olinas. Bilietai, viešbučiai, kelionė ir panašiai. Okay, tai čia visai solidus prizas, Antanas Šekžda užsiregistravo jau. Dar nemačiau, bet jeigu jis neužsiregistruos, tai nežinau, turbūt jam bus kažkas nutikę. Ta prasme, kas internetą gali atjungti, nebent kas. Nežinau, turbūt. Žinai, aš vieną dalyką dar pamiršau ir dabar aš įsivaizduoju tas mūsų žiūrovės, kurios sėdi, klauso podcastą. Tai moterų lygos tai jau ir neaptarsit. Moteris podcast'o pabaigoje svarbiausiai. Taip, o šiaip iš tikrųjų, tai va, aš ir galvoju visą tai išsukti, kad mes iš tikrųjų tai ir norėjom pakalbėti, nors visai buvo iš tikrųjų iškriti iš galvos. Sostinės moterų lyga, Sostinės krepšinio lygos moterų lyga. Visą laiką būna ten, aš kaip jaučiu tokį pulsą iš žaidėjų, kurios dalyvauja šitam turnyre, kad toks kažkoks yra neaiškumas. Tai bus moterų lyga ar nebus? Kur registracija? Registracija jau 2 metai, Mario, reikia atidžiau skaityti straipsnius, jau kaip SKL atstovas ar beveik darbuotojas oficialus. Aš tik įgarsinu Facebook komentarus. Ok, bet žodžiu, iš tiesų paskelbė esam oficialų straipsnių, viskas yra, kad moterų lyga bus ir iš tiesų jau turiu 7 komandas, vienintelis neaiškumas ar bus gestas ar ne. 3 dienas bandau parašyti jų vadovam, bet vis užmirštu. Tai labai tikiuosi, kad po podcast'o parės brūkštelėsiu, kad tiesiog ar dalyvauju ar ne. Tai bet kokia atveju, 8 ar 7 komandom ta moterų lyga įvyks. Komandos tos pačios buvo Savembet lapės praeitais metais, jas keičia Chaosas, kurio pagrindą vis tiek sudaro tos pačios lapės. Kažkaip vadovas pasikeitė, gal kažkiek naujos chebros atėjo šviežio kraujo, bet kolektyvai panašus, tiesa dar bus viena nauja komanda, tai yra Vyko DPV, nes pernai, kur žaidė DPV komanda, ten yra istorinės žaidėjos, sakykime, tos jau legendinės ir kažkiek jaunimo, kurios norėjo pažaisti, tai dabar bus jau tos veteranų komanda, DPV ir vadinsis, o Vyko DPV tai yra, kaip supratau, pagrindas bus iš kur moterų
Lietuvos krepšinio lygos to B diviziono komandos pagrindas bus, tai galbūt daugiau žaistos žaidėjos, kur negauna moterų lygos žaisti. Tai toksai, kaip įsivaizduoju, čia toks projektas, aišku, per atkrintamasias turbūt žais visos stipriausias, bet tai įneša turbūt tik dar daugiau intrigos kovojant dėl patekimo į finalo ketvirtį, į finalą ir dėl aukso medalių, kas manau, kad šiais metais intriga bus maksimali. Kažkaip yra smagu, žinai, nes aš prisimenu, kada tik tai buvo ta gimus idėja daryti moterų mėgėjų lygą ir buvo toksai ant klaustuko labai didelio, tai mes čia surinksim tų komandų, nesurinksim, nes vis tiek moterų B divizionas, moterų krepšinio lygos Lietuvos B divizionas, jisai daugiau mažiau tą mėgėjams skirtą terpę ir užpildo. Bet komandų skaičius didėja. Pirmam sezonė kiek 5 komandos buvo, ar ne? Ar 6? Ne, kaip tik pirmam buvo, jeigu neklystu, 8, antram 9, dabar projektuojamas vėl 8. Tai Bet vėl, gerai, tai buvo pirmam sezonė komanda iš Kauno, kurie atvažiuodavo, ar ne? Buvo Juodosios Panteros, kur irgi ten žaidė, kadangi viskas buvo pagal projektą ir nemokamai. Tai tokios komandos. Bet tarsi aš ką ir noriu pasakyti, kad tai išaugo jau normalų čempionatų, kur jau komandos turi jau kažkokius tikslus, yra susibūrusios, yra tie branduoliai, yra biudžetai kažkokie tai surenkami, ta prasme, ir turbūt daug kas labai skeptiškai žiūrėjo moterų, mėgėjų krepšinis Lietuvoje, gal nelabai. Bet mums kažkaip pavyko ir man dėl to labai smagu, nes tas, sakykime, kad yra 8 komandos, žinant, kad per pastarį 10 moterų krepšinis tikrai buvo patekęs į nuosmukį, tai čia yra wow, iš tiesų labai smagu. Nebuvo patekęs į nuosmukį, o tiesiog rėdėjo nuo kalno labai stataus žemyn galvą ir nieko nebuvo, kas čiužinius padėto pačio iš principo. Tai va, tai aišku, čia jau vėl pagirimas federacijos darbui, ką per pastarosius, 5 metus padarė su moterų krepšiniu, kad būtent ties šiuo akcentu buvo labai stipriai padirbėta ir tas rėdėjimas nuo kalno baigėsi ir šiemet mano paties komanda pagaliau debiutuos Lietuvos čempionate ir Baltijos čempionate auks moteris, merginos, kaip jas be pavadinsi, debiutuos, tai iš tiesų sąlygos yra fantastinės, parama visokeriopą, už nieką nereikia mokėti, duoda aprangas, apšilimo aprangas, salę pačiam reikia turėti, aišku, sekretariatą, taip toliau. Tai be abejo, tokie dalykai labai skatina moteris sportuoti, bet labai smagu, kad ir mes patys galim prie to moterų krepšinio ugdymo prisidėti. Supratau, tai ir bet kokiu atveju, čia gali organizuoti neorganizavęs, bet jeigu nebus tų norinčių žaisti, norinčių organizuoti komandas, viena yra suorganizuoti lygą, kur tom komandom susirinkti, bet kitas dalykas yra suorganizuoti komandą ir tą žaidėją surinkti, kurio žaistų, žaidėjų nėra tiek daug, vis tiek lankančių mergaičių krepšinį jų kažkaip nedaugėja, bent jau pastaruoju, nenoriu sakyti mažėja, nes nežinau, bet taip iš pirmo žvilgsnio žiūrint nedaugėja ir tai, kad tos komandos yra ir tos mergaitės, kurios lanko krepšinį, jos, gal aš ir netapsiu profesionalią žaidėją, bet yra mėgėjų moterų lyga, kur aš galėsiu pažaisti, yra kitos tos komandos, kurios B divizionė moterų lygo žaidžia ir ten galėsiu pažaisti tiesiog savo malonumų, ir universiteto komanda, kur, ta prasme, tai yra. Ir iš tiesų yra vienas dar įdomus dalykas, kurį norėčiau pasakyti, nes tiek šitą podcastą turėtų žiūrėti pakankamai didelė dalis mūsų sekretoriato, darbuotojų, merginų. Tai kai pradėjau kurti moterų lygą, čia viena sekretorė, kol kas nenoriu oficialiai vardu minėti, pasižadėjo. Ne, taip ir pasakykim dabar. Gerai, Raimonda Rutkauskaitė sakė, noriu žaisti, surinksiu moterų komandą, Vaidai, kodėl tu nepadedi mum. Tai šiemet pasakiau, Raimonda, padėsiu visokeriopui, už nieką nereiks mokėti, jeigu taip norėsite. Surink komandą, sekretorių, jeigu taip jau žodis nežvirblis. Ir kaip kol kas komandos nėra. Bet žinai, juokas juokais, ar neatrodo, tai čia taip pat kaip, teisėjai išstatykit komandą, žinai. Tai, matai, teisėjai yra truputį kitaip, jie nenori gauti traumų visų pirma ir jeigu jie žaistų komandų, ten, tarkim, išstuktų ko, jie netektų pakankamai daug pinigų. Sekretorės, netgi jeigu pasisuktų koją, tikrai galėtų dirbti. Tai žinai, ką norėjau pasakyti, tiesiog, kad sekretoriato tarpe, kad ir kaip atrodytų, bet yra labai daug merginų, kurios žaidė krepšinį vaikystėje, paauglystėje, ta prasme, baigė sporto mokyklas. Man vien čia dabar 5-6 pavardės atėjo į galvą iš karto. Užtektų komandą. Ir ta prasme, jau starinis 5-tukas yra, o šiaip būtų labai įdomu turėti sekretorių komandą. Man irgi tokia mintis ir man... Aš, kaip pasakė, tai pirmais metais tai per vėlai pasakė, bet jau šią vasarą vos nuo kokio Liepos mėnesio sakau, jeigu ir man pasakė, tu bent jau pradėk skambinti ir, kaip supratau dabar, tai aišku, kaip aš supratau, tai buvo tiesiog joko forma pasakyta, bet vėl, jeigu taip jau
įrašinėjom podcastą ir kreipėmės į savo bendruomenę Skailo, tai merginos, jeigu nori žaisti, kaip nors man parašykit, susikooperuokit, jeigu jūs tam būtų 5, 7, 8, tikrai prisijungtų ir kitos, gal ir net nebūtinai sekretorės ir būtų labai smagus laiko praleidimas, o tų tokių lygiaverčių varžovų mūsų moterų lygų tikrai yra, nes vėl iš kokių 8 komandų ir netgi 9 būtų, yragi kokios 4 stipresnės, visos kitos dėl mažosios turės galėtų kovoti ir ten tikrai pajustumėt visą malonumą tokį, kur ir jūsų kolegos vyrai jaučia žaisdami, bet kaip ir Marius. Aš nelabai jaučiu, jau nebe tas. Tokio jaunystėje malonumą nejauti, Mariu, negerai, net aš dar jaučiu. Bet, žinai, kiti žiūrėdami, kaip tu žaidinė jaučia malonumą. Tik jaučia, kiek gerų emocijų prisikrauna kažkokią baudą įmetu, tai šventė. Pasijuokiam, pašvenčiam iš tikrųjų. Tai artėja tas Sostinės krepšinio lygos sezonas iš tikrųjų ir laukia labai įdomus metai, žiūrėsim, aišku, dar daug, kol kas tų nežinomų ir mes iš tikrųjų neįprastai anksti rugsėjais, ta prasme, net neįpusėjo, mes jau pradedam mūsų tą tokį jau didesnę komunikaciją, vadinkim, tai tikrai bus įdomus sezonas. Turėsim ir podcastų šį sezoną, gal ir daugiau negu pernai, jeigu tik tai pasiseks. Aš pasižiūrėjau praėjusių metų pirmą podcastą prieš ateinant čia ir aš ten daviau vieną pažadą šiaip. Aš prižadėjau, kad Vaidas Indriliūnas podcastą dalyvauja pirmą tą kartą sezone ir paskutinę. Tai dėl to mes nepadarėm paskutinio sezono podcast'o, nes nelabai turėjau su kuo daryti. Vaidas vis tiek daugiausiai žinojo, bet to išvažiavo atostogauti. Tu paskui tu išvažiuoji atostogauti. O paskui aš išvažiuoju ir žodžiu. Tai va, ir prižadu, kad tikrai Vaida Indriliūną šį sezoną podcast'e matot paskutinį kartą ir nebent būtų sezono uždarimo podcastas. Va taip pasakysiu. Arba atsitiktų koks įdomus dalykas, kurį reikėtų aptarti, kaip čia būna Basket News studijų šitoj, kur rašinėjom, atsitinka koks krepšinio pasaulis svarbus dalykas, susirinkam aptarti, bet tikėkime, kad viskas vyks pagal planą, taip kaip ir turi būti ir tiesiog man pačiam smagu tiesiog pristatyti sezoną, vietoj įprastų atidarimų, kas, pavyzdžiui, pernai visiškai nepavyko sezono atidarimas, tiesiog matyti žmonėms reikia kitokių formų, tai laikykim, kad šis podcastas buvo tiesiog pristatymas, oficialus atidarimas ir kadangi jau Marius daugiau nebeleis man ateiti į šitą studiją, tai tiesiog noriu palinkėti visiems gero sezono, mažiau traumų ir svarbiausia daug gerų emocijų. O aš dėkoju Basket News'ui už stogą virš galvos ir garsą ir vaizdą, Olibetui už šio podcasto pristatymą ir visiems linkiu gero sezono, labai nebūkit pikti.